Labas rytas. Tušti patalai. Monika pakilus, susiruošus. Trumpa apžvalga. Kas manęs lauks per ateinančias dienas. Turiu tik tai 9 dienas palikti Indoneziją ir esu būtent šitoj vietoj, šitoj saloj ir nebeturiu laiką minti. Čia kai turėjau tą turą, nusprendžiau, ką aš ten dabar per tos kaimus varysiu, greitai irgi ten sukilimą kaži kiek, puškuosiu, nervinsiuosi, nežinau, ar kažką ten pamatysiu, greičiausiai ne. Tai nusprendžiau pabuvoti tam ture ir po to tą distanciją iki uostą, tik tai šitoj saloj, įveikti šiek tiek su papildomu transportu. Tai per 2 dienas turiu nusigauti iki Aure, tie pavadinimai. Tai yra virš 200 km ir yra virš 3000 ar kiek ten metrų sukilimą. Čia patikslinu. Tikrai be šansų. Tai važiuojam, žiūrėsim, reiks tranzuoti. Vakar bandžiau keliauti į agentūrą autobusu ir susišaudyti mikriuką, bet neįmanoma, su dviračiu neįmanoma, ne. Nėra čia nei kažkokios didesnės autobusų stoties, tai žodžiu viskas Dievo rankose, kaip kas. Bet žinau, vienu ar kitu atveju nusigausiu aš į kitą miestą, kur mano keltas plauks šeštadienį. Šiandien yra ketvirtadienis, tai biški to laiką rezervą yra. Būčiau vakar žinojusi, kad neprims į mikriuką su dviračiu manęs, tai būčiau jau išmynus vakar, bet kažkaip tada jau buvau užsibukinus šitą nakvynę, susimokėjus pinigus, tai žodžiu. Likim suvedė taip galus, jog turėjau pasilikti, pasibūti čia ir šiandien laukia nuotykiai. Nežinomybė. Kas, kaip, kur, kada. Tai dviratis, kur čia tas mano dviratis? Čia yra toks svečių namelis. Ir parkings. Šiaip visai būtų buvus nebloga vieta, bet kondicionierius pas mane kambarį neveikia, tai kambarį buvo karščiau negu kad lauke. Labai įkaitant per dieną saulė. Ir čia siurbliukas yra, kuris, non-stop ūžia. Ten nesimato dabar. Gerai. Nepradedam burbėti, lekiam lauk. Vandens pasipilti. Mes taip smagiai minas. Biški pati dar šiandien pajudėsiu. Dar susiradau jau kartoną dėžę užsirašyti pavadinimą miestą, kur tranzuosiu. Viskas, mano tranzavimo vieta čia. Į kalniuką žmonės kils, galės jau už posūkio matyti, kad stoviu. Dabar reikia užrašyti, kur važiuoju. Ui, bebė. Gerai, koks tas pavadinimas? Šiaip man reikia į Amerę, bet per toli. Reikia vidurinį tašką nusitaikyti. Pirmiausia, atsidurti Ruteng. Gerai. Ikan.
Na va, dar paryškinti, pastorinti. Nu, ką? Aiškiai. Pradedam tranzuoti. Opa. Reikia dabar iškelti tik tada, kai sunkvežimiai ir mašinas važiuoja. Kol kas tuščia ramu. It's okay video, yeah? No problem. Nu, žinokit, laukiau gal tik tai minutę. Ir va, iškart mašina sustoja. Dabar va, priraišioj. Čia po apačią padėjau kilimuką, kad minkščiau būtų. Nu, va, tokia maloni šeimyna ir sugrūda mano daiktas. Tikėkimės, kad nenukris. Na va, jau mašiniukiai šauniai. Čia gerai, bus galima pasižiūrėti, kaip dviračiui sekasi. Pažiūrėkit, kokia statoma kalnai. Stumykla. Turėtumėt video su užrašu kruvina stumykla. Ir pilna ašarų būtų. Sėdėčiau va čia turbūt ir verkčiau. Šeimyną pavalgyti. Mano dviratuks nieko, gerai. Riet ant stogo. Bet žinokit, visą laiką kažkaip kalta jaučiuos, kai va taip keliauju. Užsimetu dviratį kažkur į sunkvežimį ar traukinį. Nu, bet kitas iki, neink taip, reik. Tai dar liko, man atrodo, 70 kažkeli kilometrai. Na va, 66 kilometrai liko. Kiek makarončikų. Jūs tik pažiūrėkit. Oi. Čia buvom dar vieną moterėlę prigriebę, tai žodžiu, čia tikrai toks kaip ir taksiuks yra. Visi, kas nori iššok. Bet kas keisčiausia, tai netgi mašinoje, kai esu, važiuoju po visokius miestelius ir vis tiek žmonės šau kažką, vis tiek mato, kad dviratis ant stogo, užsienieti mašinoje. Vis tiek pritrauk labai daug dėmesio. Visi taip pasižiūr, kas čia. Tikrai, belia kiek žmonių atsisuk. Sek mūsų mašiną. No, sorry, girls, I'm busy. Nu, paprašė nuotraukas.
Bet angliškai pašnekėjau. Na, viskas, išsilaipinau. Ir šitoj saloj yra pilna bažnyčių. Va ir kitoj mašinoj kaboja Jėzaus paveikslėlis. Gerai, bet iš tikrųjų dabar nestovėti ir nešnekėti, o slėptis nuo lietaus kažkur. Man reik restoranėlę. Iš tikrųjų, biškį alkana esu. Tai ką, susiradau šiandien nakvynės vietą, keliausiu į hostelį. Pigiai, pirmiau pasižiūrėsiu, kaip ten kas ten. Jo, nuo čia 800 metrų. Čia šitoj saloj yra tokia specifiška architektūra. Čia kažkur aplinkui yra netgi miesteliai. Būtent tokiais šiaudiniais stogais ir visi keliauja pasižiūrėti turistai. Ir kaip čia gaivu iš po lietaus. Jo, bet irgi visi šauk. Bet netgi kai mašinai buvau, girdžiu, hei, miss. Nu, pala, lyg tai čia. Nu ką, užsukau, atrodo tokį fainą hostelį, apsižiūrėjo kambarius, 4 viečiai. Bet labai mažai vietas, tai užsisakiau privatų kambariuką, čia visai netoli, 1,3 km ir kainos skirtums tik tai 1 euriuks. Tai turėsiu savo erdvę, kur galėsiu išsitaškyti savo daiktus, nes jo, kitas iki, kai maži kambariai ir aš turiu tos visus krepšius, biškai ne kažką būn kitiems ir man pačiai. Tai jo, kad ir faina čia, bet judu lauk. Dabar važiuoju ir turėjau tokį dežavu. Viskas taip kažkaip, lyg būčiau patyrus prieš tai. O, į priekį. Labas rytas. Nu, netempiu aš čia per daug tos gumos, nebandau kažką išspausti, prišnekėti, prirodyti. Vakar atmyniau į šitą nakvynės vietą. Jau taip jaukiai, daug tokių smagių detalėlių visur. Visur Jėzaus, Marijos skulptūrėlių. Tai pasirodo, jog būtent šita sala yra krikščioniška, katalikiška. Ir daug Olandijos tematikas. Daug motyvacinių citatų. Home is where park your flip-flops. Žodžiu, kur prisiparkuoji savo flip-flopus, ten ir namai. Tai va, jau viskas susiruošusi ir belika daiktus susidėti ant dviračio. Krepšius. Spencer, are you going with me? Are we going? You want to go to America? Timor-Leste, Australia? No, I think you have a very nice home here. You are very loved, so stay here. It's dangerous with me. Okay, time to go. Thank you. No, Thank you very much Yeah. for staying with us. Biškai sustojau grandinę pasitvarkyti. Hi. Hello. Hi. Good morning. Hello. What's your name? Monica? My name is Brenda. Ah. My name is Tasia. Aha. Yes, Michelle. Nice to meet you. Yeah.
Okay, need to cycle. Bye. Bye-bye. Bye. Honey, honey. Bye-bye. Bye. Nu, šiandien bus ką veikti. 99 km, 1300 metrų sukilimą. Jo, bet pradedu laiku. Ir va, 8, tai turiu 10 valandų įveikti visą distanciją iki kol sutems. Tai manau pavyks. Iš po vakarykštės patirties tranzavimą nenoriu. Nu ir šiandien ką, 100 km iki keltą vietos tikrai įmanoma. Na, ar čia kurą pardaviniai? Jūs tik pažiūrėkit, koks bambukų miškas. Kaip gražu, kaip pasakoj. Kaip smagu minti. Čia dabar dar kalnuose biškį gaiviau, tokia vėsa netgi jaučias. Tai gerai išsimiegojau. Liuks. O gal aš per daug laiminga, jog gavau Australijos vizą ir baigęs nuotykiai Pietryčių Azijoje. Užteka. Nu pasak, ar aš dar vis Indonezijoje? Biški šalta. Man atrodo, bus lietaus. Gerai, biški apsirenkim, nes dabar leidžiu žemyn. Esu dabar 1400 metrų aukštį. Bandau, va. Čia yra pirštai įsidėti. Va. Ir rodo 22 laipsnius. Nu, man jau per šalta. Pripratau prie karščio, mano. Na, trumpai atsistojau, pafilmuoti panoramą. Ten biški daugiau ryžių laukų buvo. Pralėkiau, buvo daug žmonių. Papajų kiekyba, bananai, ryžiai. Egzotika. Galvoju, kur į tualetą. Turiu kavą, kuri yra tokia smulki kaip miltai. Tai kai verdu savo muką, prasideda keisti procesai. Viskas, taškos. Gerai, o kas dar ramu? Bet tuoj pradės čia pusę kavos ant grindų atsidur. Kaip nerealiai, tie bambukai visur atrodo.
Yeah, so all these guys came from Jakarta to this island to cycle. How many kilometers? From ND. We start from ND. Ah, okay, so still a distance. Na, va, sutikau tokią dviratininkų grupę iš Indonezijos, iš Džakartas. Jie jau numynė 300 km, keliauja į Ruteng. Nu ir dabar jau leidžio žemyn, tai jau jaučiasi temperatūra kyl. Ir prasigėdrija. Toliau mane lydė gražus bambukų vaizdai. Karšta, karšta. Viršūniai buvo 21 laipsnis, dabar rodo 37. Va taip va, kokie kontrastai šiandien. Leidžiamės dar žemiau, nors jau beveik pati pabaiga. Neužilga kipsiu į kitą kalną. Štai kas manęs dabar laukia. Nu, nemažai sukilimą. Jo, bus ką veikti. Suvalgiau ledų. Man atrodo, dar vieną porciją reikia prieš kimbant įsigyti. Antras į trasą. Tai va. 44 km, 21,5 iš jų kilimą į viršų. Bet nieko, su ledų pagalba, su tiek cukraus, užskrisiu aš ten. Nu, žinokit, normaliai. Važiuoju, žiūriu, savo toks paaugliuks stov. Nu, taip. Nu, žodžiu, vat patirtis kokia faina. Vaiks dabar man trenki per ranką. Nu, paauglys. Kažkoks nenormalus, psichinis. Nu, va, trenki netgi parauda vieta. Hello. Hello. Hey, go. Hello. Belakang sana. Čia labai daug nuošliaužų yra. Ir kaip visada kažkas sek mane. Tada pristabdau ir jie pravažiuoja. Jiems patinka iš galo pasižiūrėti. O, vienvietį lovikį. Čiut vietas apsisukti. Dušas, tualetas. Čia dar rūbai išsiskalbti. Viskas, eisiu miegoti. Ir tuoj keltis anksti. 6 valandą reikia būti uoste. Jo, 18 valandų keltas. Užsisakiau nakvynę Kupang mieste porai dienų. Tai va, taip, tiek. Miegoti. Susitiksim sekančiam video. Ačiū už dėmesį, mėlyjeji.